Tai draudimo kompanija ar privatus asmuo. Pirkdami iš Amerikos aukcionų dažnai užduodat klausimą, kas geriau. Tai žiūrėkit, draudimo kompanija, kai parduoda automobilį, kuris yra nurašytas, jinai nesuinteresuota to automobilio yra sutvarkyti, kažkaip suremontuoti, nudažyti ir parduoti kaip sveiką, ne? Jinai jį nurašė, išstatė į aukcioną, jinai nori kuo greičiau jį parduoti, atsimti savo pinigus ir baigta su juom. Kas vyksta su privačiais pardavėjais? Tai privatus pardavėjai nusiperka tą patį automobilį iš draudimo kompanijų, jį sutvarko, bet žinot, kaip visada, perpardavinėtojai automobilių gali sutvarkyti ir gerai, ir blogai. Tai to niekas nepasakys, kadangi vis tiek aukcioną mašinas yra perkamos visą laiką iš nuotraukų ir iš tų aprašymų. Ne? Tai nusipirkę tokį automobilį galite būti ir nustebęs, kad gavot automobilį netoks, koks parodėta nuotrauka arba neparašyti visi gedimai, kokie turėtų būti. Nes yra rizika pirkti iš privataus asmens. Draudimo kompanija, kaip ir minėjau, jie nori kuo greičiau parduoti ir jie nieko nedaro tam automobiliui. Tai vat visą laiką patariu žmonėms pirkti labiau draudimo kompanijų nurašytus automobilius. Taip jūs truputėlį vis tiek sumažinat riziką, taip yra truputėlį saugiau, bet žinoma, tu nesi apsaugotas nei iš draudimo kompanijų, nei iš privataus asmens, kad tu gausi tokį automobilį, koks yra nurodytas aprašyme. Bet draudimas yra draudimas, o privatus yra privatus. Aišku, mes perkam ir iš privačių asmenų tikrai nemažai tų automobilių ir nebūna visi jie blogi ar kažkas tai nutilėta ir neparodyta aprašyme. Bet visą laiką sakau, pasirinkit geriau draudiminį kompanijos automobilį ir taip turėsite truputį saugesnį pirkimą.